Gerbiami kolegos, turbūt sutiksite, kad vadovaujant premjeriai Lietuvos situacija jau tampa hamletiška – būti ar nebūti. Nors ir visi su jumis suprantame, kad tai, kas šiandien vyksta šioje salėje, yra labai simbolinis gestas dėl įvykusio premjerės mandagumo atsistatydinimo, tačiau pabandykime atsakyti savo į klausimą. Ar dabartinėje situacijoje ir po beveik 3,5 metų užsitęsusio Ingridos Šimonytės režimo, būtent tai yra tas žmogus, kuriuo šiandien reikia, ar trūksta mūsų visuomeniai ir valstybei. Prisiminkime kelis iškalbingus faktus, kurie jau tapo šios atsistatydinusios vyriausybės vizitinė kortele ir be abejo įeis į naujosios Lietuvos istoriją kaip blogos, toksiškos politikos pavyzdys. Pirma, žmogaus teisų suvaržymai, buki, neapgalvoti, žalingi veiksmai pandemijos metu, kurių pasiekmes mes turime srėbti iki šiol, kuriuos jau nagrinėjo ir vis dar tebe nagrinėja teisėsaugos institucijos. Antra, nepaaiškinama žalinga, akivaizdžiai Lietuvos verslui ir visai visuomeniai kenkianti užsienio politika atnešusi tiek finansinių, tiek reputacinių nuostolių mūsų valstybei. Trečia, sužlugdyta ir toliau smaugiama sveikatos apsaugos sistema, negalinti tinkamai atlikti savo funkcijų. Eilės pas gydytojus, medikų trūkumas ir aibė kitų grėsmių žmonių sveikatai keliančių faktorių. Ketvirta, į gryną pajuokos objektą virtusi švietimo sistema, žlugdanti jaunų žmonių pasitikėjimą mūsų valstybė jų svarbiausių gyvenimo etapų. Penkta, socialinė sfera, ypatingai vaikų teisų apsaugos srityje, vaikų apsaugą padariusi vaikų psichikos žalojimo ir tėvų smerkimo sistema. Šešta, tiesiog tragiška padėtis energetikoje, po elektros rinkos liberalizavimo pavertusi šią sferą primityviu pasipiningavimo šaltiniu. Septinta, vidaus reikalų sritis išgarsinusi visą Lietuvą tuo, kad tapome šalimi pažeidžiančią žmogaus teisės. Aštunta, bankinio sektoriaus veikla aplamai sunkiai suvokiama ir apibūdinama, toliau engianti mūsų gyventojus. Devinta, aplinkosauga, miškų susitarimo nėra, automobilio taršos patikrinimo įstatymas taip pat sukėlęs didžiulį ažiotažą mūsų visuomeniai. 10. Moralinės atsakomybės aspektas, kai kalbama apie konkrečias asmenybės, apie kurias net ir po visų paviešintų faktų toliau turėjo ir turi tiek premjerės užtarimą, tiek sėkmingai dirba šiame Lietuvos Respublikos Seime. Ir dar, kokį rezultatą mes turime šiai dienai po tokio chaotiško ir viską griaunančio Ingridos Šimonytės vyriausybės pasirodymo? Nenuostabu, kad daug kur Lietuva tapo rekordininkė. Rekordiniai infliacijos šuoliai visos kadencijos metu, rekordinis nepasitikėjimas vyriausybė ir ministrė pirmininkė, rekordinis visuomenės susiskaldimas ir susipriešinimas, bei rekordiškai prastas lyginant su ankstesniu Ingridos Šimonytės pasirodymas praėjusiuose prezidento rinkimuose. Gerbiamieji, šiuo sudėtingu Lietuvai ir visai Europai metu, kai gyvename ekonomiškai ir geopolitiškai neapibrėžtos bei staigiai besikeičiančios tikrovės sąlygomis, mūsų valstybei kaip niekada reikalingi žmonės sugebantis telkti, kurti ir tartis. Turintis ne tik stuburą, kuris kartais būna labai lankstus saviškių atžvilgių, bet ir protą, o svarbiausia širdį. Širdį sugebančią mylėti, mylėti kitus žmonės nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų ir įsitikinimų, mylėti savo darbą, mylėti savo žemę. Taip, gerbėmieji, suprantu, kad tai, kas šiandien čia vyksta, yra tik formalumas, nes kalbame vos apie kelis likusius šios kadencijos mėnesius, tačiau pagalvokime pridėję ranką prie širdies. Ar dabartinėje situacijoje mes galime turėti tokią prabangą atiduoti valstybės vairą į netinkamo žmogaus rankas? Juk net prezidentas
Gitanas Nausėda pasiuntė mums visiems signalą, kad šią kandidatūrą teikia tarsi avansų išsukiotomis rankomis, neturėdamas kito pasirinkimo. Tad šioje situacijoje, manau, yra akivaizdu, kad žmonės turėdami sąžinės, proto ir išminties supranta, jog pritarti Ingridos Šimonytės kandidatūrai būtų per didelė prabanga ir mes to sau leisti dabartinėme etape niekaip negalime. Todėl kviečiu balsuoti prieš.